Labas. Kaip jums mano nauja plaukų spalva? Labai graži. Monika sakė, negali žiūrėti mane. Tai šiandien mūrijam virš lango. Monika langus plauna. Visi užsiėmė vaikai šilutėj. Tai tikrai gerai juda darbai. Nusprendė Monika išvalyti langus ir rytoj mes juos montuosim. Tai nes kitų atveju tiesiog jie vėl kažkur, jeigu padėsi, tai vėl nudulkės, reiktų supakuoti. Tai galvom geriau sumontuosim ir tada užklijuosim plėvelę. Paprašysiu jūsų nuomonės. Esu filmavęs visokiausių skirtingų būdų, kai darbus darau. Tai pasakykit, kuris iš variantų jums atrodo smagiausias, nes man tai kažkaip tai nėra didelio skirtumo ir tik tai vienas iš jų sunkiausia sumontuota, visi kiti ganėtinai lengva. Tai dabar parodysiu, kokie čia. Tai pirmas būtų timelapsas, kur greitai eina vaizdas, be garso, kuris vyksta ir uždėta muzika. Variantas būtų taip pat greitai, bet su garsu, kai ten girdisi, ką darai, ir su muzika. Gal truputį ramesnė. Trečias variantas būtų taip pat greitai su darbo garsu, bet be muzikos, tik tai tas darbo garsas. Ir ketvirtas būtų, kai vyksta normalių greičių viskas, tik tai tokiais intarpėliais, su kažkokiais tai komentarais galbūt, eigoje. Buvo žiauriai geras variantas. Pasistatyti priekabą čia ir tiesiai pasistatyti kopačias ir aukščiau truputį ir žiauriai patogu. Būtumėm anksčiau sugalvoję, kad bus duris, tai nebūtų reikėję varinėti per tą rampą su karučiu, čia tiesiai pum būtų. Žiauriai gerai. Nu, bet buvo gera treniruotė. Gal tie, kas bent kiek susidūrė su mūrinimu, sakys, kad aš čia grybą pjaunu, bet man į tokias vietas, va ypač čia, kur gilu, su ranka patogiausia. Terlionė visiška, bet pasiimi, hop, dar geriau kažkaip prilimpa ir pataikau geriau su ta mentelė ar ten teški bet kur. Tai man su rankele, va,
Ir tai va, jau kadangi paėmiau su ranką, hop, hop, liurpt. Va, pasak. Pagrūdu biškį su pirščiukais į tarpus. Sutrumbuoja. Va, į gylį dabar. Hop, tiesiai. Hop. Praeitoj serijoj pasisakiau, kad šiltinsim ir tinkuosim namą. Bet šiaip žiūriu, kad išorinės tai plytos visai kitokios negu vidinės. Tai iš tikrųjų dar ką reiks daryti, atsidengti vis dėlto kažkiek namą. Vis tiek reiks ir siūlės trūkusias tvarkytis ir viską. Atsidengsim, pasižiūrėsim vis dėlto, kas čia per plytos, kas čia kaip. Tai neskubėsiu priimti sprendimą, kurio dar nereik priimti iš tikrųjų. Tai kuris atrodo įdomiausia žiūrėti. Nes visi tie greiti variantai, tai man ganėtinai lengvai pasidaro, o jeigu karpyti tuos intarpus, tai šiek tiek daugiau darbo. Tai vat įdomu, koks variantas atrodo įdomiausiai. Dar toks meniškas kadras. Puvau lapą. Vakar pasibaigė man mišinys. Šiandien Monika atvežė. Taip galvoju, reikės man 3, čia neskaitant šito papildomo darbelio. O reikės 3, tai imsiu 4. Monika sako, tai gal 5 paimt. Sakau, im 5. Tai va dabar jau 5 užsimaišiau. Tai kaip tik ir sueis, jeigu dar ko nors neprasigriausiu dabar. Šiaip ten reiks dar griaut. Aukščiau, bet jau ne šį kartą, manau. Reiks biškį patogiau kažkokius pastolius pasistatyti. Jau reiks imtis normaliai tos sienos. Dabar nėra plano tą daryti. Aišku, tą turbūt langą įsidėti reiktų. Padėtų biškį. Tai šiandien jaučiu sumūriju šitą ir varysiu išsimaudyti. Žiauriai noriu išsipraustai, kaip noriu šoktelti į vandenį. Tai užtek šiandien, gal dar apsitvarkysiu tą patalpą, nes jau nebus griovimo panašu. Galima išsirinkti visas plytas. Ir niekam nesakykit, bet šiandien jaučiu filmą, pažiūrėsim su Monika. Neatsimenu, kada žiūrėjom. Žiauriai retai dabar tą darom, tiesiog nėra jėgų, nėra noro. Gal noro ir būtų, bet nėra visiškai kada. Tai šiandienos mintis. Norit, tepkit su špakliuotėm. Norit, tepkit rankom, bet darykit kažką. Ir nelabai kažkam rūpi. Kaip jūs tą darot? Kad paknist protą, tai jo, visi gudrus. Bet iš esmės darykit ir džiaukitės. Šiandien tiek.
diena, taip kas nors pragriūna. Valiausi čia viską prieš tinkuojant. Dar reikia nusigruntuoti. Šita siena iš vis niekinė. Tokia ant jos buvo daug vinukų, va dar žiūri, vienas yra prikalta, nes buvo tinklas ir ant tinklo užtinkuota. Tai čia visiškai pajudinau ir pragriuvo. Ten irgi buvo taisyta kažkada tokia. Tai man buvo kilusi jau mintis, nes ateityje mes norim šitą sieną nugriauti ir čia padaryti tokią karkasinę, gal fachverchinę sieną, kur, nu žodžiu, ten dar idėjos neišgyvendintos. Va, čia su pirštais ir krenta viskas. Tai šita siena panašu yra nedegto molio plytų. Tai žodžiu, norėjosi nugriauti, Monika atėjo, sako, stop, negriaunam. Tada ir lubos, krapštai, ten viskas juda, ateity norim atsidengti balkius, viską, bet mūsų dabar idėja yra pasidaryti gyvenimui. Jeigu mes čia viską pradėsim griauti, tada jau grindis norėsis betonuoti visur, tai mes dar čia ilgai neįsikelsim, tai reikia visus tuos norus stabdyti labai stipriai. Ateis laikas ir pasidarysim bus. Padarysim gražiai, ateis etapas bus dar gražiau. Buvo idėja, nes čia šiaip statysis tūlikas ir bidė pakabinami. Tai galvau gal tuos rėmus sustatyti čia, kadangi jau prakrito biškį. Bet galvoju ir taip siena labai silpna, tai geriau sumūrysiu atgal, rėmus sudėsim ant viršaus. Reikia dabar užsitinkuoti va tą tarpelį lubų. Išsigruntavau ten, bet prieš tai reikia suvesti laidus sieniniam apšvietimui. Tai nutarsim su Monika vietas ir reiks pakabinti laidus. Bandyti tada užsitinkuoti, kitur lubas užsitinkuoti. Tai žodžiu, reikia dizainerių susirinkimą daryti. Aš papasakosiu, kaip įsivaizduoju. Aš viską paneigsiu. Ne, nu tiesiog, kad susidaryti šitą ir tada tai paskui apie kiekvieną ten zoną atskirai, nes aš kaip įsivaizduoju. Mano ledai atrodo kaip ta siena, žiūrėk, tinkuota su rūžavu. Reklaminė kampanija. Tai aš kaip įsivaizduoju, čia bus viena apšvietimo zona, ten virtuvėje bus kita. Ir aš galvau, ar reikia daryti tos perjungiklius, tarkim, kad iš čia galėtum valdyti viską ir iš ten viską, ar tiesiog čia yra daryti paprasčiau. perjungikliai ar tiesiog yra dviejose vietose yra mygtukai? Ne, nu tai vis tiek, kad tu galėtum ir čia, ir ten išjungti, tai yra perjungikliai, nu ten tiesiog daugiau laidų ir reikia išvedžioti. Ar aš galvoju tiesiog padaryti čia du mygtukus, kas vienas iš jų įjungs sieninę šitą dalį, o kitas, tarkim, virš stalo, kuri bus. Nu, ten virš stalo tai nelabai patogu, bet okei. O vis tiek virtuvėje bus kažkoks bendras ir sieninis. Ir tenais prie durų vėl jungtukai, kurie jungia tą zoną. Tualetas atskirai, tai čia tokie plotai. Tai čia tie 5 žingsniai yra. Tai būtent, kad čia nemaži plotai. Tai pasakai, lyg čia būtų 25 kvadratų butas. Ne. Aš apie visą teritoriją. Tu vis tiek jau pėdinį kiaurai. Visą dieną. Pažiūrėjus. Po 20 km. Tai čia tie. Jo labiau, kad nejunginėjai to šviesos ten kas 5 minutės. Nu kaip, taigi tikrinė ar nesugedo. Tai ką tu manai, ar norėtum, kad viskas būtų valdoma iš čia? Arba, tarkim, lubinės tai šviesos... Tai ką pasakei, kad taip nedarysi dabar? Ne, nu tai galima, aš noriu tavo nuomonės. Tarkim, galima padaryti, kad iš ten ir iš ten vienodai gali įjunginėti, išjunginėti abudu lubinius, bet tarkim, sieninis apšvietimas
šitas įsijungia čia, tas ten. Aš tai šiaip galvočiau, kad sieninis apšvietimas turi būti bendras viso kambario. Ne, nemanau. Todėl, kad jisai... Kodėl ne? Nu, virtuvės kuris dalykas. Tu tiesiog būsi čia, tau nereikia, kad virtuviai degtų. Nu, tai jisai sukuria labai jaukiai visą erdvę, vienas dalykas. Tai taip, kai tau reikės Antras dalykas, tau sieninis apšvietimas ar bus pagrindinis virtuvės. Nebus pagrindinis Nu, virtuvės, tai va. bet Snygi neturim tavo mikrofoną, atleisk. Negirdėsim, kaip tu vadega visginė. Tiesiog, kartais norėsis mažiau apšvietimo, tu neįsi išsukinėti lempučių, kad sumažinto. O kur Tai čia tikrai bus sienis atskiri. 3? Nu, aš įsivaizduoju čia, tada čia ir čia. O tai čia jau nieko nebus. Šiaip, jeigu Kažkaip. stalas bus čia, tarkim, čia bus virš stalo apšvietimas, tai šitoj pusėje iš vis nieko nebelieka, tik viena lempikė. Bet Bet gal čia yra ir... sofa. Čia yra Čia sofa. nebereikia. Nu tai va. Kažkur čia. Taip arba taip va. Bet nelabai gražiai atrodys vizualiai. Ne, kaip tik gerai, nes, nu, ne tai, kad čia, tarkim, į liniją kažkokią, o kad jisai patilpa po... Turėtų žemiau būti. Tai jisai turi patilpti šviestuvas po šitą liniją, kad normaliai atrodytų. Tai jeigu aš čia išvedu, tai nebus jisai kažkoks tai gargaras, vis tiek bus tokio Nu, dydžio. man tai gražiau būtų tokia aukštė. Galvai susitrenka. Nu, tai ten neįsipaliai tą sieną, bet iš esmės, tu jeigu Man tai norėsi gražiau kažką... žemiau būtų. Ai, šiaip labai priklauso nuo šviestuvo. Galvau, tu sakei, kad nori daryti iš tų siurblių. Tai aš pagalvojau, kad gražiai būtų paimti tas puselės ir jas taip, Tai toks ir būtų kad planas. šviestų aplinkui, jo? Ir tu Per tą... tarpą? Aš turiu tokią idėją su jais, kad tai yra skylė viena, kur jinai, nu, duos tokį Batman. Bet tai kas antras tik turi skylę. Ne, kiekvienas, vienas ten šlanga vienoje pusėje statosi, Ir kitoje visiškai pusėje oro identiškoj paėmimas. Jo. Tai skylę reikia daryti žemyn. Nu, į kur tu, nes aš noriu jį padaryti taip, kad jisai Sukiojama? būtų, tu prisitvirtini šitą, o ta dalis yra ant magneto. Jis yra metalinis visas, tu gali kaip nori pasisukti jį. Žemyn, man gražiai atrodo. Nu dabar padėk į aukštį, kurį tu sakei. Nu, tai aš žiūrėjau į, nu, va, į šitą. Šiaip iškiek. Čia aš netinku gal. Čia, žinai, kaip... Pinki labai dera prie tavo šortų. Šiaip apskritai jokingai atrodo. Dabar padėk į aukštį, kur aš sakiau. 100 kart geriau atrodo. Ne? Nu tai aišku. Nu aš to galiu palaikyti, žiūrėk. Sunkus palaukdosi su ratukais. O gal ir ratukus palikti? Ne. Bet šiaip ir spalva gerai visai atrodo. Čia ta mėlyna, kurio sakėm, daugiau nedėsim į namus. Čia yra mano aukštis. Aha. O, žiūrėk, su ratukais galima pakelti po to. Va. Čia yra tavo aukštis. Ką žinau, man tai nėra didelio skirtumo. Žiūrėk, radau tau kriaušių skanių, nori? Imk.
Šiaip visos labai minkštos nukritusios, bet šitas tokios dvi atrodo, kur tau patiks. Nesudužus. Sudužus? Bet ne minkšta. O, vyno gėdau. Ir tik plaut nereikės. Susifeilinau tai normaliai, kažkaip užskubėjau, iš tikrųjų iš to vietoj, iš to gipso tinku, jis visiškai netinka. Tikėjausi, kad lengviau valysis nuo tas perteklius, nes labai išsiterlioja viskas, aš su teptuku dar nuvarau, viskas išsiterlioja ir, nežinau, dabar reikia biškį pamastyti, ką daryti. Tai va, ne visada reikia užskubėti, ne visada reikia sunaudoti, ką turi tuo momentu, reikia pasidomėti, reikia dar išsibandyti. Kalkinį mišinį, kaip jisai dedasi, iš tikrųjų reikėjo nuo jo ir pradėti. Tai žodžiu, susifeilinau. Dabar kuriam laikui čia išvažiuosiu, tai susidedu langus, o per tą laiką pagalvosiu, ką čia, kaip čia padaryti. Labai faini langai, žiauriai džiaugiuosi. Kol aš čia juos montavau, visokios mintis ėjosi apie tas plytas. Ir kažkaip aš ganėtinai taip plačiai žiūriu į visokius pasirinkimus. Pasikonsultavau truputį, sako, nelabai draugauja šitos plytos su gipsu. Bet žodžiu, kilo man mintis dar, kaip čia visai gerai išeis ir kartais iš tikrųjų, mes iš tikrųjų neturim projektą. Mes darom, kaip pamastom, pagalvojam ir darom. Eigoj kažkas keičiasi, darosi, galbūt tada lėtėja procesai, bet mes labai viską išsigryninam ir taip savo butą pasidarėm, taip čia darom ir galbūt planas buvo vienoks, dabar pasikeis ir aš turiu tokią viziją, kad net bus geriau negu buvom sugalvoję, nes buvom sugalvoję vienaip ir nebegalvom kitų variantų. Dabar reikia pradėti ieškoti alternatyvų ir alternatyva nebūtinai bus kažkokia blogesnė, o gali būti net geresnė ir aš jau kažkaip pradedu džiaugtis, kad iš tikrųjų žiauriai gražiai pasidarysim. Faktas, kad gražiai, bet buvo toks jau nerimas įsimetęs su Monika biški jau, kad čia per daug laiko suinvestuota, kad čia nesąmonė galbūt gausis ir atrodo gaila, kad čia sugadinai kažką. Bet pakreipi truputį kitaip mąstymą ir pasidarysim žiauriai gražiai. Grįšiu tik tai po 6 dienų čia. Truputį reikia palakstyti iki Estijos. Tai va, langai sudėti, čia užsidarau duris. Gražu, ne? Man šitie langai tai fantastiški. Visiškai fantastiški. Panašiai į namus. Ate.